Labas, kiek kartų tau klube nepavyko suvilioti moterų, nepavyko jų parsivesti iš klubo į namus ir karštai su jomis pasimylėti? Kiek kartų? Jeigu tu dabar perjungsi ir nežiūrėsi šio video, tu nesužinosi, kaip mes paprastai parsivedam merginas namo iš klubų naktinių ir su jomis pasimylime. Jeigu tu liksi šiame video, tu sužinosi sistemą, kaip mes iš naktinių klubų parsivedam merginas namo ir žabai karštai smagiai su jomis pasimylime. Taigi, pirmas dalykas, ką tu turi padaryti, tu turi turėti mokytoją. Ką tai reiškia? Jeigu tu eini su draugais, kurie nemoka vilioti moterų, neturi sistemos, tu nesuviliosi ir tų moterų neparsivesi į namus. Todėl ką aš tau noriu pasiūlyti? Aš tau noriu pasiūlyti naktinių žaidimų mokymus. Naktinių ežai mokymus. Kuriuose mes padarysime tau stilių gerą, kuris būtų patrauklus moteriam. Aš turiu savo gariūnuose pardavėjus, kurie parduoda už labai patrauklę kainą ir parduoda labai gerus rūbus. Tu sugebėsi už labai gerą sumą apsipirkti. Važiuosim su manimi į gariūnus penktadienį arba šeštadienį iš ryto ir apsipirksime drabužius. Tai bus pilna, tai gali būti batai, kelnys, švarkas, marškiniai, laikrodis, bet kas. Apsipirksime stilius. Jeigu tu neturi gerų stiliaus, tau tai gali būti kaip, supranti, kaip stabdis, dėl ko moterys į tave blogai reaguoja, dėl ko tu nesukeli pirmų gerų įspūdžių. Todėl čia aš esu mokytojas, tavo mokytojas, kuris tau padės pasidaryti stilių, gerą alfa vyrų stilių. Toliau antras dalykas, mano visi mokiniai išmoksta šokti prieš naktinį žaidimą. Tai išmoksi šokti. Šokiai, tiesiog užrašysim, šokiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šokiai duoda labai stiprias moteriai emocijas. Praktiškai moteris pajaučia, kaip tu šokiai ir jinai po to galvoja, blem, šitie vyrai tokie faini, reikia su jais varyt praleis laiką. Trečias dalykas – teorija. Ketvirtas dalykas – praktika. Važiuoji, pakeičiam stilių, pamokinam šokti, išmokinam teoriją, važiuojam į praktiką. Kaip visa sistema vyksta ir kaip mes parvedam merginas namo. Mes išvažiuojame kažkur 10:30 į centrą ir net neinam į klubus. Mes prie barų, prie klubų, kurios vaikšto panelės, prisirenkam telefonų numerių. Tiesiog mes jas viliom iki telefonų numerių, iki nieko daugiau. Ir tai dirbam nuo 22:30 iki 2:00 arba 2:30 vėliausiai. Tada mes jom parašom tam tikras žinutes ir vėliau skambinam ant 3:00 nakties. Ką mes parašom ir kaip mes jie sudominam, kad jos sėda į mašiną ir su jumis važiuoja, tu sužinosi mokymuose, kai aš tau vesiu teoriją. Kurioje aš tave išmokinsiu, kaip flirtuoti, kaip bendrauti su moterimis, kaip jie sudominti, kad jos važiuotų su taimi į butą. Butas yra čia, į kurį mes vesimės merginas. Toliau, nakvynę taip pat tu čia turėsi. Todėl jeigu tu esi iš kitų miestų, tarkim, tu esi iš Kauno, iš Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Jurbarko, nesvarbu kur, tu gali atvažiuoti pas mane į Vilnių, tu galėsi apsistoti, mes galėsim pakeisti tau stilių, išmokinti šokt, išmokinti teoriją, viliojimą naktinių žaidimų ir važiuoti į praktiką. Važiuojam penktadieniais ir šeštadieniais. Šiomis 2 dienomis. Taigi, tau dabar reikia parašyti man laišką, kuriame tu parašysi, ko tu nori. Į airinas.tunen@gmail.com. Parašyk, ko tau reikia. Sveikas, Airinai, man reikia padaryti stilių, man reikia išmokinti šokti, man reikia teorijos, man reikia praktikos. Galbūt tu jau turi stilių ir esi pilnai patenkintas, jau moterys į tave reaguoja.
gerai priima, tačiau tu nemoki jų suviliau, tu nežinai, kaip jas parves namo. Tu nežinai, kaip su jumis pasimylėjai, tu nežinai, kaip jie sudominti, kaip gauti jų telefonų numerį. Tai tu man ir parašyk būtent, kokiu tu tikslu sieki, ko tu nori, ko tau reikia iš šitų dalykų ir kada tu galėtum susitikti, kiek tu turėtum laiko. Ir tik tada, kai aš žinosiu, ko tiksliai, aiškiai tau reikia, aš atsiųsiu kainą. Kiek tau tai kainuotų, tada jau tu vertinsi, ar tu nori tos mokymus, ar tu nenori. Kodėl ši sistema veikia? Todėl, kad merginos išeina į naktinį gyvenimą, jos eina pirmą, 9-10 valandą į barus, išgeria labai lengvai. Tada jos eina į kokį naktinį klubą. Ten kokios 12 nakties iki 2 nakties pasišoka, parsiplipia, tada eina dar į kitą klubą ir nuo 2 nakties iki 3 dar kitam pasišoka ir jau nuo 3 nakties jūs dažniausiai būna laisvos ir jeigu tu sugebi, tu žinai, kaip jie sudominti, suvilioti, kad jos atvažiuotų pas tave, kad tu jas galėtum paimti, įtraukti į savo realybę, tu gali suvilioti kokias tik nori moteris. Ir šiuose mokymuose aš tave tai išmokinsiu. Parašyk man laišką į airinas.arutinen@gmail.com. Sveikas Airinai, aš norėčiau dalyvauti naktiniam žaidime. Man reikia, pavyzdžiui, pakeisti stilių, išmokinti šokti, išmokinti teoriją ir važiuoti į praktiką, praktikuotis kartu. Kiek tai visą tai kainuotų, apsistoti savaitgalį ir taip toliau. Tai va, siūs šitą laišką ir aš to viską surašysiu. Iki, čia buvo Airinas Arutinen, nepamiršk prenumeruoti mano kanalą, Patrauklus vyras Airinas, šį naują mano kanalą ir lauk sekančių video. Čia buvo Airinas Arutinen ir dar pridėk mane Facebook'e, Airinas Arutinen. Iki visų.